Taigi mes jau eteryje ir šiandien aš sveikinuosi su Skaidre Kojele, MyWorld biuro atstovę savo Zoom susitikime ir kviesiu Skaidrę šiek tiek pristatyti daugiau MyWorld naudas verslams. Nes mes iki šiol daugiau kalbėjom apie tai, kad MyWorld yra lojalumo platforma, kurioje turi naudas tiek pirkėjai, tiek pardavėjai. Ir šiandien norisi daugiau užakcentuoti būtent tas naudas, kurios yra suteikiamos verslams. Kodėl verslams verta, apsimoka būti MyWorld partneriais ir kaip jais tapti. Tai galbūt būtų vienas toks klausimų baras, į kuriuos norėčiau pakviesti diskusijai Skaidrę. Ir taip pat, žinoma, norisi išnešti tą žinią, kad mes kuriame bendruomenę, nes MyWorld man visų pirma tai yra bendruomenė. Bendruomenė apjungianti, sakykime, verslus, apjungianti pirkėjus ir apjungianti netgi rinkodaros specialistus. Tai šiuo atveju mūsų akcentas verslai. Taigi, kviečiu pokalbiui Skaidrę Kojelę ir aš tai sakau, tai yra moteris, kuri visada pilna entuziazmo, visada pilna išminties, smagaus humoro jausmo ir visada kupina noro padėti. Tai labas Skaidrė, džiugu tave čia. Sveiki visi. Sveiki visi, kurie dabar žiūri arba žiūrės vėliau. Taip, žinoma, mes paliksim šitą įrašą ir jeigu dabar kils kažkokie klausimai mums diskusijos metu, tai kviečiam užduoti ir jeigu žiūrėsite įrašą, lygiai taip pat galite palikti savo klausimus, juos taip pat atsakysime mielai. Puiku, gerai Skaidrė, tai aš pasakiau, kaip aš matau MyWorld, ar ne? Tai yra platforma, sakykime, vienijanti pirkėjus ir pardavėjus ir dar rinkodaros specialistus. O iš savo pozicijos, kaip galbūt kitaip kažkaip matosi pačiai, kas tai yra? Jo, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad šitie žodžiai yra įstrigę man labai senai, kai aš dar tik tai pradėjau dirbti MyWorld, kai susipažinau su šitą lojalumo programa, nes žinoma, tai net ir dirbant tu vis tiek turi susipažinti, kas tai yra per lojalumo programą, kad tu ją puikiai žinotum ir galėtum tiek pristatyti kitam, tiek žinotum visa, žodžiu, virtuvės dalis. Tai va, tai kai aš sužinojau apie šitą MyWorld programą, man visų pirma tai ir buvo bendruomenė, kuri jungia tiek pirkėjus, tiek pardavėjus. Ir aš visada taip sakiau ir sakysiu, kad tai yra. Tik tiek, kad reikia nepamiršti, žinot, ta bendruomenė yra dvipusis eismas. Reikia ir vieną pusę, ir duoti, ir imti, ar ne? Tai va čia aš visą laiką akcentuoju ir tai, kad tai yra kaip dvipusis eismas. Ir į vieną, ir į kitą pusę važiuoja, ir reikia to nepamiršti. Tai va, tai bet bendruomenė vienareikšmiškai, mes būname bendruomeniai, esam kiekvienas iš mūsų bendruomeniai, galų galia tai yra tik šeimos bendruomenė, ar negali būti, galbūt tai yra didesnė bendruomenė, bet mes visada esam joje ir žinome, kad tiek gaunam jos kažkokias tai suteikiamas naudas, kažkokią, nežinau, šilumą, stogą virš galvos, maistą, bet to pačiu mums reikia ir kažką duoti, kur, aš sakau, atsiranda ir tam tikros pareigos, kur, aš turiu, nežinau, sutvarkyti galbūt kambarį tik tai šeimoje, o kažkur žiūrint plačiau irgi kažką reikia tokio padaryti. Tai va, tai aš visą laiką taip manau, kad tai yra būtent bendruomenė jungianti ir viena dalis be kitos irgi negali egzistuoti. Taip, ir šitoje bendruomenėje pačios koks vaidmuo? Taip, šitoje bendruomenėje tai aš esu visų pirma ir lygiai tokia pati pirkėja, kaip ir bet kuris MyWorld narys. Lygiai taip pat perku, žiūriu, kur man reikia kažkokios prekės ar paslaugos. Tai visų pirma, tai aš esu pirkėja. Ir visų antra, aš esu tos dalies iš MyWorld pusės, virtuvėje esanti žmogus, kuris matau, kaip kas vyksta ir galiu galbūt daugiau tų žinių turėti bei padėti kažkokiam partneriui arba pačiam nariui, kaip kas vyksta. Atsakyti, galbūt, nežinau,
galbūt parodyti kelią, tai pavadinkim. Tai aš esu ir toje pozicijoje, bet aš sakau, aš visų pirma esu lygiai tokia pati narė, lygiai tokia pati pirkėja, kaip ir bet kuris kitas My World narys. Nu, nuostabu ir dar nuostabu, kad būtent mes galim dabar lįsti į pačią virtuvėlę. Taip. Nes tai Ir tiesiog- pažiūrėti, kasgi ten yra. ir pažiūrėti, kasgi ten yra ir kodėl ten taip gerai. Ir dėl Jo. to Skaidrė mums pristatyti irgi tą visą gerumą, sakykime, kodėl Jo, tai čia būti apsimoka. Ja, tai kadangi aš nu, ne veltui akcentavau, kad esu ir pirkėja, todėl kad aš lygiai taip pat ieškau, kur pirkti, ar ne, kur man pirkti ir gauti visas tas naudas, kurias My World duoda. Tačiau aš žinau ir kitą tą virtuvės pusę, tai yra būtent ten, kur viskas vyksta, ar ne? Ir aš šitoj programai didžiąją dalį darbo atlieku su partneriais, su smulkiais ir vidutiniais verslais. Tai žinau ir iš tos pusės, kaip kas vyksta, galbūt ko įmonė šiaip ieško, ko jos nori. Ir tokiu atveju visą laiką pokalbio metu mes atrandame sąlyčio taškus, kur mes galime bendradarbiauti, kur tiek mums, kaip iš My World pusės, ar ne, iš įmonės pusės būtų gerai, bet tiek ir kaip ir įmoniai iš partnerio pusės būtų gerai. Tai va, ir kadangi aš tą žinau labai, aš manau, kad šiaip kiekvienas žmogus reikia visą laiką būti atviram ir tos žinios ateina, žinot, manęs niekas nemokė, ko įmonė šiaip nori, bet tu tiesiog bendrai kažkokie straipsniai, kažkokie podcastai, kažkokios laidos, nu kažkur tu tą informaciją vis susirenki iš aplinkos, tai reikia būti atviram tą informacijai. Ir ta informacija sueina ir tada tu tiesiog sujungi tuos taškelius ir pamatai bendresnį vaizdą. Tai va, tai My World yra, aš kaip įmonėms sakau, realiai visos įmonės šiais laikais ieško kažkokių tai bendruomenių, kažkokių tai tokių susibūrimų kitų verslų gal netgi. Jeigu jūs nors kiek, jeigu jūs esat verslas ir nors kiek domėjotės, tai Lietuvoje jau senai yra visokie pusryčių susitikimai su kitais verslais, visokie yra networkinimo susitikimai, žodžiu, kontaktų mezgimo tie susitikimai nuolatos vyksta. Galų gale net ir tie patys kažkokie tai seminarai, kurie pritraukia kitus verslus, kai atvažiuoja kažkokie tai labai geri ir stiprūs kalbėtojai, tai jie lygiai taip pat pritraukia kažkokius tai verslus ir ten lygiai taip pat vyksta kažkoksai tai kontaktų mainimasis. Tai Lietuvoje tai vyksta jau senai. Užsieniai dar seniau, aišku, bet jau senai tas vyksta. Ir tai yra lygiai tas pats, My World yra panašu, kas ir bet koks kitas kontaktų mezgimo įrankis, tai pavadinkim, nes tai nėra tik tai pusryčiai, kaip galima pagalvoti, kad aš susitinku su kažkuo ir papusryčiauju, ne. Tai ten lygiai taip pat vyksta tam tikra prasme darbas, pardavinėti save, savo įmonę. Tai My World irgi iš tos pusės yra, kad tai yra irgi tam tikra partnerių bendruomenė, kuri, žinoma, kaip ir sakiau, kelias yra dvipusis. Tu negali tik tai duoti, reikia arba tik tai imti, nu, kažkur turi būti mainai, ar ne? Tai va, tai čia lygiai taip pat tu gali būti bendruomenės dalimi, jeigu tu pats to nori, ar ne? Bet tu būsi tos dalimi, gali būti pasyviu, gali būti aktyviu tuo bendruomenės nariu ir priklausomai nuo to ir kiek tu gausi. Va, ir aš žinau, kad šiaip pasaulyje dabar yra labai išpopuliarėję tokie kaip affiliate principų veikiančios platformos. Ir tas veikia labai daug metų. Lietuvoje, jau net ir Lietuvoje daug metų veikiantis. Tik tiek, kad mes, kai esam paprasti žmonės, mes neidentifikuojam, kad tai yra būtent tokiu principu veikiantis. Ir tai yra daug prekių ženklų, kurie jungiasi į vieną kažkokią platformą, kurioje jie
Jie tikisi rasti klientą, reklamą savo ir daug kitų turi tikslų, ar ne, prisijungiant. Tai va, tai MyWalt irgi yra kažkas tokio. Tai yra affiliate principų veikianti platforma, kuri prijungia po vienu savo tinklapį, į vieną platformą sujungia daug įvairių partnerių, tiek labai gali būti mažas, tiek ir jau stipriai didesnis, ar ne? Lietuvos mastu, tai turbūt, kad mes jau sakytume, o jau tai jau čia jau 10, pavyzdžiui, parduotuvių turi, tai jau čia jau didelis, ar ne? Tai nesvarbu, kiek tu parduotuvių turi, tu tiesiog esi apjungiamas į vieną tą platformą ir ta maža labai įmonė gali stovėti šalia jau jos mastu labai didelės įmonės ir jie bus lygiaverčiai atstovai MyWalt. Va. Ir jeigu kažkas dar nežino, kas yra affiliate ir kaip tai veikia, tai iš principo galiu pasakyti tik kelis tuos prekinius ženklus, kurie labai aiškiai parodo, kas tai yra. Tai Lietuvoje labai populiarios tokios platformos kaip AliExpress, Temu, Pigu.lt, visokie Treatwell arba Boltas maisto užsakymas. Tai yra affiliate principų veikiančios platformos ir tiesiog jos apjungia daug įvairių partnerių, priklausomai kai kuriuose vietose galbūt grožio, galbūt maisto, ar ne, o galbūt tai yra tiesiog prekės įvairios. Ir jos veikia tokiu principu, jos yra kaip affiliatas, prie kurio prisijungia po vieną platformą ir sakau, pagrindiniai tikslai dažniausiai būna naujų klientų, tiesiog pardavimai arba tam tikrą prasme reklama apie save. O čia dabar apie MyWalt, jeigu mes kalbam, tai aš taip suprantu, kad MyWaltas net ir tuos afiliatus visus tas platformas dar po savim talpina, ar ne? Tai žodžiu, dar gerokai galingesnis. Taip, nes MyWalt yra dar plačiau. MyWalt veikia, jeigu kažkas jau žiūrėjo Žanetos laivas, tai žino, kad MyWalt programa veikia tarptautiniu mastu, tai nėra tik Lietuvoje veikianti, tai yra daugiau nei 50 šalių. Tai yra didžiulis mastas, ar ne? Ir būtent dėl to tam tikros platformos, net ir tie patys affiliate, jie žiūri, kaip padidinti pardavimus ir jie ieško tų kanalų. Ir MyWalt yra vienas iš tų kanalų, kur jie gali prisijungti ir tokiu būdu padidinti dar savo pardavimus. Tai yra neišimtis. Nesvarbu, ar tai mažas kažkoksai tai verslas, ar tai jau didžiulis, kaip, nežinau, kaip affiliate principų veikianti, jie lygiai taip pat ieško kanalų, kaip pritraukti tą klientą, padidinti žinomumą prekių ženklo. Žodžiu, tos pačios bėdos, kaip sakoma, visiems plius minus panašios. Visiems vienodos, jo. Aišku, visiems reikia to paties, reikia plėtros, reikia žinomumo, reikia klientų, reklamos ir taip toliau. Tai čia visą tai gali gauti ir MyWalt šitoje visoje platformoje, ar ne? Tik tai čia norėčiau pasakyti, kad dažniausiai visi tie affiliate principų veikiančios platformos, jos turi tam tikrus mokesčius, natūralu, ar ne? Tai galiu pasakyti, kad MyWalt platformoje yra mažiau tų mokesčių, nes nėra, pavyzdžiui, mėnesinio kažkokio mokesčio ir tik tai yra komisiniai, kurie yra realiai didžioji dalis to komisinio ir atitenka tam, kuris pirko nuolaidos MyWalt naudų formą. Va. Ir tie komisiniai neatsiranda anksčiau, negu kad atsiranda pirkinys. Tai vadinasi, įmoniai nereikia mokėti jokių mokesčių, kol nėra realaus pirkinio. Vadinasi, aš palyginčiau tai su kažkokia reklama, pavyzdžiui, Facebook'e. Didžioji dalis įmonių tikrai daro įvairias reklamas, tai yra moka Facebook'ui, meta platformai visai, už reklamą, kažkokį tai banerio, ar tai posto, ar tai reelso, ar tai kažkokio tai įkelto dalyko reklamą būtent toje platformoje. Nes visi galvoja, kad, žinot, Facebookas yra visagalis. Ne visagalis, bet jis gali daug, jeigu tu darysi, ne, su tuo kažką. Tai čia
kai labai sunku pamatuoti, kiek ta reklama, pavyzdžiui, Facebook'o atvedė tau realių klientų. Jeigu tas žmogus paspaudė tą nuorodą, tai yra, gali tą informaciją turėti, kiek tų nuorodų paspaudė, bet ar būtent dabar jisai nusipirko, o galbūt tas klientas pažiūrėjęs tą nuorodą kažkada vėliau grįžo ir nusipirko tą pirkinį. Jau šito susekti yra neįmanoma. Tai va, tai šituo atveju, MyWorld atveju, kad klientas nusipirko, labai aišku, jūs gavot pinigus, ne? Ir klientas užsifiksuoja pirkinį. Ir irgi viskas aišku, nematomas čekis iš įmonės pusės, viskas yra skaidru, ramu, ar ne? Ir tik po to, kai klientas nusipirko, įmonė gauna tarpininkavimo komisinių sąskaitą, ar ne, mokestį, ką reikia susimokėti. Ir kaip ir sakau, ir to mokesčio didžioji dalis eina ne kam kitam, o būtent tam, kuris pirko nuolaidos MyWorld naudų formą. Žodžiu, už reklamą susimoka verslas tik tai tada, kai ateina realus klientas. Taip. Ne šiaip, kad, kaip sakoma, niekur ir tikslinė ar netikslinė auditorija nueina. Puiku. Dabar kaip tą dalyką padaryti? Tarkim, aš susidomėjau, ar ne, kaip verslas, ir aš dabar jau noriu prisijungti, gauti tą galimybę, kad mane čia, kaip suprantu, reklamuos, būsiu bendroj kažkokioj tokiai bendruomenė, ar ne? Ir klientai, aišku, iš ten ateis ir visą kitą. Aš dabar noriu ateiti. Nuo ko man pradėti? Pirmiausia, aš rekomenduoju, jeigu jūs žiūrit šitą mūsų pokalbį, rekomenduoju kreiptis į Žanetą, nes Žaneta tikrai žino, kaip tai padaryti. Jis tikrai jums padės ir atsakys į, tikriausiai, jeigu ne visus, tai didžiąją dalį klausimų kylančių. O tų, kurių nežinos, jinai tikrai ras atsakymus pasitikslinus su manim ar dar kažkuo. Tai pirmiausia, aš visą laiką rekomenduoju kreiptis į tą žmogų, iš ko jūs išgirdote apie MyWorld. Visada. Jeigu jūs vis dėlto nežinote, neišgirdote iš kažkur tai tiesiog iš kažkur vis tiek sužinojote, ar ne? Tai visada kreiptis į tą žmogų. Jeigu nerandate, kreipitės į mus, MyWorld, ir mes tikrai jums padėsime, kaip tai padaryti. Aš, aišku, visą laiką rekomenduoju pačiam žmogui užsiregistruoti pačiam, pasižiūrėti, kaip tai veikia. Ir visada rekomenduoju, žinoma, užsiregistruoti, kad padėtų registraciją atlikti tas žmogus, kuris papasakojo apie MyWorld, nes jisai tikriausiai, kad daugiau jau žino ir galės jums palengvinti tą kelią, negu kad pačiam reikėtų visą tai eiti. Bet jo, reikia kreiptis, aš rekomenduoju ten, iš kur išgirdote. Ir čia man labai irgi smagi ta dalis, kad mes nesam niekada vieni, kadangi aš jau, kaip Skaidrė ir minėjo, ar ne, Perkurk save, Akademija Perkurk save taip pat yra MyWorld partneris. Ir aš jau praėjau šitą kelią, aš jau žinau iš tiesų, kaip Skaidrė sako, kaip patekti, ar ne, į visą tai. Taip. Iš tiesų yra nuostabu tai, kad mes visada turime tą, sakykime, žmogų šalia, iš kurio mes gavome šitą galbūt rekomendaciją šiuo atveju, galimybę prisijungti. Ir plus turime bet kada iškilus klausimui žmogui, kurį galim tiesiog kreiptis, ar ne? Plus, aišku, yra jau, kaip ir Skaidrė minėjo, bendruomenė, apsijungimai, mes darom vieną kartą per mėnesį netgi bendrus susitikimus, kaip klubas, sakykime, verslo, ar ne, šitą prasme, kur mes taip pat prisistatome vieni kitiems, žodžiu, darom tam tikrą irgi sklaidą, rekomendacijas ir visą kitą. Taip, ir tuose susitikimuose iš tikrųjų visada yra ir vieni kitus pažįsta, kad galėtų rekomenduoti. Vėlgi, tie patys kontaktų apsikeitimai vyksta, ar ne? Kur galima sujungus jėgas kažkokią gauti dar didesnę sinergiją ir atlikti dar didesnius darbus, kažkokių tikslų didesnių netgi pasiekti ir lengviau. Tai tikrai tas vyksta lygiai taip pat ir iš MyWorld pusės kažkokių tai svarbių naujienų pristatymai, kurie liečia ir svarbus yra būtent verslam. O ar galim patikslinti žmonėm, galbūt klausimas, mes čia kalbėjom, kad yra kažkokie mokesčiai, bet mažesni, ar ne? Ar yra kažkoks stojimo mokestis, kažkokia narystės mokestis? Taip, yra vienkartinis
stojimo mokestis, taip pavadinkime, ar ne? Ir jisai yra 399 eurai. Tai natūralu ir tai ta suma nėra didelė, yra vienas kartas, tai nėra kas metus, kas mėnesį ar dar kažkaip. Tai yra vieną kartą susimokė ir viskas. Daugiau kažkokių mėnesinių mokesčių nieko ar metinių nėra. Yra tik tai tarpininkavimo komisiniai, kurie yra jau atsiradus pirkiniui. O yra galimybė patekti kaip nors visai be mokesčio. Aš sakau dėl to, kad aš pati tai kažkaip tai patekau. Taip. Taip, matote, viena iš priežasčių, kodėl aš visą laiką sakau, kad kreipkitės į tą žmogų, kuris jums papasakoja apie MyWorld, yra dėl to, kad kai kurie žmonės turi vadinamus nuolaidų kodus, kurie gali padėti ateiti į MyWorld programą su ženkliai mažesnė suma, kuri yra praktiškai nieko. Tai va, bet tai turi žinoma ne kiekvienas žmogus, bet būtinai reikia kreiptis į tą žmogų, kuris jūs pakvietė, nes gali būti didelis šansas, kad jisai būtent turi tokį kodą ir galės jums padėti prisijungti visiškai nemokamai. Taip, tai žodžiu, nenuleiskit rankų, tikrai rasite šitą galimybę, tikrai yra, aš pati taip pat žinau ir pati turiu, ir dar žinau, kas turi šitų galimybių priimti jūs taip pat į šitą lojalumo platformą ir, turėti, kaip sakoma, ir žmogų šalia, kuris visada palydės ir atsakys visus reikalingus klausimus ir plus, aišku, pačiom palankiausiom sąlygom, sakykime. Vienareikšmiškai. Puiku. Aš ką dar norėjau, pavyzdžiui, pasakyti dėl pačios programos, ką dar duoda, ar ne? Nepaisant to, kad tai yra platforma, į kurią tu prisijungi, norėdamas pritraukti, ar ne? Kažkokių tai klientų, pardavimų, žinomumą savo didinti. Tai taip pat yra ir lojalumo programa. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad smulkiam vidutiniam verslui, ar ne, nereikia kurti savo lojalumo programos, nereikia investuoti ten didžiulių resursų, tiek finansinių, tiek žmogiškųjų, nes ta programa jau yra sukurta ir kai įmonė prisijungia prie MyWorld, jie gali naudotis tą lojalumo programą. Viskas yra paruošta ir atitinka dėl asmens duomenų apsaugos įstatymai visi. Tai nereikia kažkokio turėti žmogaus, kuris padėtų iš teisinės pusės, ar ne, būtent dėl asmens duomenų apsaugos, kas tikrai labai didelis ir rimtas darbas yra. Tai jau yra ir įmonei tai reikia naudotis šitą lojalumo programą kaip savo, kur jisai gali pakviesti kitus savo klientus, pirkėjus, lojalius ypač, tapti MyWorld nariais. Ir jie galės pirkti ne tik jau pas tą įmonę, bet ir pas kitas daugiau nei 50 šalių ir gauti naudas. Ir įmonė lygiai taip pat gali ir susikelti informaciją apie savo kažkokius lojalius klientus į MyWorld, būtent tą lojalumo programą, ir tą informaciją turėti vienoje vietoje. Tai, žinot, informacija visada yra labai vertinga, bet ją reikia naudoti. Priešingų atveju jinai yra nei naudinga, nei nenaudinga. Tai ir apie klientus. Turėdamas informaciją apie klientus, tu gali atitinkamai priimti sprendimus kažkokius. Galbūt pasižiūrėjus ir radus vienoje vietoje, pavyzdžiui, gimtadienius kažkokius klientų, galima atitinkamai reaguoti, galbūt pasiūlyti kažkokią atvykstant tą savaitę ar tą mėnesį, dovanoti kažkokią dovaną. Ar ne? Žodžiu, tai yra labai labai daug visko galima sugalvoti, kai tu turi tą informaciją apie savo klientus. Ir ypač smulkiam verslui aš noriu priminti, kad tikriausiai jie tikrai yra ir pirkėjai, tikriausiai jie turi
ne vieną ir ne dvi lojalumo korteles iš kokių nors didžiųjų tinklų. Dažnu atveju tai būna maisto prekių parduotuvės ir tą kortelę naudoja. Ir aš visą laiką noriu priminti, kad jūs kaip verslininkas turit suprasti, kad jūs atidavėt savo duomenis ne tam, kad jūs gautumėt, žinokit, tie duomenys reikalingi įmoniai ne tam, kad jums suteiktų kažkokią nuolaidą, o tam, kad vystytų jūsų lojalumą, kad turėtų daugiau informacijos apie tai, ką jūs perkate ir apskritai, kas galbūt aktualu tam tikrose parduotuvėse ir taip toliau. Tai va čia lygiai taip pat jūs galite turėti savo lojalumo programą, savo klientus vienoje vietoje, visą informaciją apie savo klientus ir atitinkamai reaguoti. Galbūt nusiųsti kažkokį laišką, naujienlaiškį ar SMS žinutę su pasveikinimu ir pakvietimu ateiti tą gimtadienio savaitę atsimti kažkokios specialios dovanos. Tai čia yra tikrai labai svarbus dalykas, tik su juo reikia dirbti, kaip ir su bet kuo kitu. Taip. Tai čia jau tie, kas prisijungs, aišku, jie gaus visus tuos įrankius reikalingus, platformą, kur ten savo duomenis susikelti, visą kitą. Paaiškinam visą sistemą, kaip daryti, kad iš tikrųjų viskas judėtų ir būtų tos rekomendacijos, kaip apsijungti bendruomenę, kaip vykdyti tą vadinamą tinklaveiką, sakykime, ar ne, ar networkingą. Žodžiu, viskas čia yra, ko reikia verslui. Pačiom geriausiom palankiausiom sąlygom. Dėl ko aš tai sakau, todėl kad tikrai ne vienam verslo klube jau esu buvusi kaip narė ir netgi metinėse narystėse. Ten aišku, kasmet nuolat turėt naujinti ir mokestį, narystės ir arba kas mėnesį, ar ne, žiūrint. O čia turim vienintelę, sakykime, įmoką ir tai dar su galimybė net ir jos neturėti. Taip. Ir po to jau iš tiesų dalyvauti visose, kur tik tai norisi, nes čia iš tiesų labai daug čia į vieną tokį susitikimą mūsų tiesiog be šansų yra viską išpasakot, kas telpa po šitą vieną kepurę MyVault. Tikrai labai sudėtinga. O gal ir net nereikia, nes tada per daug jau būtų informacijos. Taip, tai va, šiam kartui mūsų tikslas iškomunikuoti verslui, kviečiam prisijungti ir beje, aš nuo savęs dar pasakysiu, kad gruodžio 10 dieną, 10 valandą mes kaip tik turim vieną iš tų bendruomenės susitikimų, kur taip pat Skaidrė Kojelė bus su savo pranešimu verslams, nes kiekvieną kartą mes kviečiam Skaidrę duoti dar daugiau žinių, žinojimo apskritai, kaip įvaldyti šitą visą nuostabią sistemą ir kad gautume, aišku, kiek įmanoma daugiau naudų kiekvienas savo ir padėdami savo klientams taip pat. Dėkoju, Skaidrė, galbūt dar nuo savęs kažką tai akcentą kažkokį uždėt norėtų. Tai net galvoju, žinokit. Aš manau, kad jeigu nors kiek sukirbėjo, kad reikėtų žinoti daugiau, tai drąsiai kreipkitės į Žanetą. Ir aš esu tikra, kad jinai puikiai atsakys visus klausimus, juolab, kaip ir sakė, jinai yra praėjusi visą tą kelią pati ir gali papasakot iš savo net ne teorinių žinių, o praktinių žinių, kaip visą tai padaryti. Tai tiesiog kreipkitės, sakykit ir tikrai gausit visus atsakymus. O mes MyVault labai laukiam. Mes visada labai laukiam naujų partnerių. Žinoma, mes labai vertinam ir jau esamus partnerius. Ir kas geriau gali pasakyti, negu kad jau esantys šitoje programoje ir pabandęs būtent kaip tai veikia. Tai dėl to ir sakau, kad Žaneta puikiai tą gali padaryti. Nu ką, dėkoju, o aš savo ruožtu kviečiu visus gruodžio 10 verslų susidomėjusius ir jau užsiregistravusius toliau bendrauti ir su manim, ir su Skaidrė, ir su visais kitais MyVault partneriais. Labai laukiam jūsų. Dėkui. Ir iki kitų kartų. Iki kitų kartų.